Sveiki, čia aš kuriu savo naują video blogą. Norėčiau pasakyti, vakar biškį buvau susižeidęs koją, neturėjau laiko biškį užsigalvojau, vienos muzikos. Norėčiau šiaip geras oras, pušys, viską, geras oras, viską. Galėtumėm eiti visi į lauką, bet net čia neišleidžiu jaučiu. Čia var tą vietą neišeisi. Išeisi per kitą vietą. Vien todėl, kad turėtumėm tai visi suprasti. Mes esame ne vieni. Šiam pasaulyje ne vieni esame. Galėtumėt iš kitur perkelti mano visus daiktus iš kito įėjimo ir galėtumėm pagal panašius dalykus turėti tų pačių savyje. Ir todėl mes dabar vis dar galvoju, ką daryti, ką ne. Galvojam, gal reikėtų eiti pirmuojantais ar išvažiuoti, bet tai čia dar ne viskas. Dėl to, kad mes esame biški blogi orai, yra biškeli prastesni, biški blogi orai. Ir vien dėl to mes negalime eiti lauką, nes dar susirgsime. Ir norėčiau labai vis tiek, kad ir kaip bebūtų kas, ar kas nors įkelsit mane perkelsit į kitą buto įėjimą ir nebent norėtumėm mes kažką tai dar gauti, o tiksliu taikiniu. Viskas čia yra normaliai, visi tie variantai, visi tie dalykai. Galėtumėm kažkur tai ir nuvykti, ir nueiti, bet tai žmonės, supraskite, jie yra ne vieni šiam pasaulyje, yra labai daug žmonių, kad jie turi tokius pačius telefonus, kad jie turi tokius pačius įrenginius kaip ir aš. Ir dėl to, nes nelabai kas tinka, man turi dabar šiandien tėtis atvažiuos aplankyti ir norėčiau labai free ir norėčiau, kad man kažkur atvežtų. Ir todėl tai dabar nereikia jaudintis, yra labai geri, ne tai geri orai, bet tai visi mano šitie visi variantai. Skundžiasi gal kartais yra kažkur tai blogai, tai gal simptomas, o gal ne, o su simptomas yra jiems labai negerai. Ir dėl to jie serga tokia įprastinė liga. Ir dėl to, nes yra kaip yra, nieko nepadarysi, čia yra ne jų reikalas, o jų reikaluose yra labai daug žmonių, kad jie visatoje nori priimti savo sprendimus, kad jie nori priimti savo likimus, savo pajėgumą, kad jie nori labai daug ką pasivezėti, pasižiūrėti, kas šiame dalyke yra taip. Tai šiandien tiek. Buvo su jumis Giedrius Gintalas ir ate.